Sveiki prisijungę prie Pokyčių namų YouTube kanalo. Šiandien su manimi yra Pokyčių namų bendruomenės psichologas, psichoterapeutas Viktoras, kuris pasidalins apie save, papasakos, kokiais metodais dirba, tad likit su mumis. Tai labas, Viktorai. Sveika. Malonu, kad atvykai į studiją ir noriu tavęs paklausti, tai yra mūsų žiūrovai nori su tavim susipažinti. Tai kodėl pasirinkai psichologijos studijas? Kaip tapai tuo psichologu? Geras klausimas ir tokio, kaip čia, vieno atsakymo nėra. Greičiausiai kiekvienas pasirinka pagal savo įsivaizdavimą, pagal savo kažkokius tai vidinius įsitikinimus galbūt, ne, tai mano kelias įdomu buvo galbūt suprasti tą žmogaus vidinį pasaulį, jeigu taip bendrai pasakyti. Nuo to ir pradėjau turbūt suprasti, kodėl žmonės, kaip žmonės mąsto, kaip priima sprendimus, tai tas pastumėjo ir aš tapau psichologu. Tai jau mokykloje žinojai, kad ten kokioje 10-12 klasėje jau sakei, jau būsiu psichologu? Visiškai ne. Čia toks žingsnis buvo pakankamai sąmoningas ir aš jau buvau suaugęs žmogus, kuris žinojo, ko jis nori. Mokykloje aš visiškai nežinojau, ko aš noriu, ko aš tapsiu. Save matymas, jokio nebuvo tokio matymo. Tai tas atėjo žymiai vėliau. Pasirinkimas įdomus, kada aš nusprendžiau studijuoti, tai įdomu tai, kad aš atėjau, reiškia, pildyti, tos, reiškia, dokumentus, pasirinkti jau kur aš norėčiau studijuoti, tai aš pažymėjau tik psichologiją, o kiti, tai jau būsimi studentai, tai aš mačiau tai psichologiją, vadybą, dar kažkokiu tai specialybę ir man taip pasirodė keistai, aš savęs taip klausiu, sakau, tai kodėl jūs čia žymit? Visi žymi daugiau ten kažkokiu tai ir man tai buvo truputį keista, todėl kad aš tą momentą jau žinojau, ko aš noriu, ko aš tapsiu, ko aš norėčiau tapti, ir tas pasirinkimas buvo labai tikslingas ir aiškus. Psichologija. Kiek metų patirties psichologijoje? Jau virš 10. Virš 10 metų, tai jau nemažas kelias nueitas. Kokiom temom mėgsti dirbti, kas pačiam įdomu, galbūt kažkokia labai domėjimosi sritis yra būtent psichologijos srityje? Mano išsilavinimas ir mano kaip čia specializacija, aš esu ne tik psichologas, bet turiu ir psichoterapeuto kvalifikaciją, dirbu kaip kognityvinės elgesio terapijos psichoterapeutas ir tas rytis, tai yra ir konsultuoju kaip individualiai, suaugusius žmonės ir dirbu su paaugliais, dirbu su porom, dirbu su šeimom ir tas temos, ir santykiai, ir vidinės būsenos, ir emocijų reguliavimas, ir fobijos įvairios, ir daug tokių sunkumų, kur žmonės patiria ir ieško tos pagalbos. Tai, kaip suprantu, darbė taikai kognityvinės elgesio terapijos metodus pagrinde. Taip. Ar yra dar kažkas, kas patį domina, kokios sritis psichologijoje? Šiuolaikiški metodai, kurie yra moksliškai pagristi, tai yra ir kognityvinė elgesio terapija, ir schemų terapija, ir mindfulness, ir kūno tam tikros technikos, tai visa tai yra veiksminga, tai yra pagrįsta moksliniais tyrimais ir tai veikia. Tai visą tai aš taikau. Tai, kas gali padėti žmogui. Bet pagrindinė tokia bazė, tai yra aišku, kognityvinė elgesio terapija.
Ką palinkėtum žmogui, kuris nori galbūt psichologinės pagalbos, bet vis dar nedrįsta, dvejoja ar kreiptis? Ką galėtum pasakyti tokiam žmogui? Aišku, kad kreiptis. Tiesiog ateiti, ne, tai būna tokių situacijų, kada žmogus iš tikrųjų ir pas mane iš savo praktikos galima ko galiu pasidalinti, ne, tai žmogus ateina, sako, aš nežinau, ko aš atėjau, bet tai yra tam tikrų sunkumų, ne, ir mes kartu tada arba skambina ir klausia, ar yra galimybė ateiti į konsultaciją. Tai ir tas klausimas, kokių sunkumų patyrėte, ne, ir žmogus sako, aš pats nežinau, norėčiau sužinoti, ne, kažkas tai vyksta, bet aš negaliu suprasti, ne, ir tada sakau, tai ateikit, ir mes kartu galėsim išgryninti, išsiaiškinti ir tada rasim tam tikrų būdų arba metodų, kokius mes galėsim pritaikyti ir kaip galėsim padėti. Tai va taip. Būna ir taip, kad aš visada juokauju, kada žmogus ateina, sako, aš nežinau, ko atėjau, ne, tai sakau, pasidalinkit, kas jums sekasi. Aš sakau, man malonu, kad žmonės ateidavo psichologo tiesiog pasidalinti. Smagu tas, aš irgi galvoju, niekada beveik neateina žmonės sakyti, kad kažkas gerai. Taip, aš sakau, valio, pagaliau atėjo žmogus, kuris nori pasidalinti gerą patirtimą, ne, arba kur sekasi. Tai ačiū labai, Viktorai, už tai, kad pasidalinai su mūsų žiūrovais apie save. Ačiū labai, kad klausėt. Jeigu norėtumėt užsiregistruoti konsultacijai pas Viktorą, užsukit į Pokyčių namus, į mūsų tinklalapį, susiraskit Viktoro profilį ir tai padarykit.